Nuo birželio vidurio Vilniaus Žalgirio treniruotėse prakaitą liejęs Alejandras sukirto rankomis su Lietuvos čempionais, o dabar siekia tinkamai pasiruošti artėjančioms UEFA Čempionų lygos atrankos kovoms prieš Švedijos Malmo ekipą. Uma cultura nova, embora já tenha vivido. Europoje žaidžiau ir anksčiau. Lietuvoje yra kitokia kultūra, prie kurios dar bandau priprasti. Esu čia laimingas ir noriu pasisemti kuo daugiau patirties ne tik futbolo aikštėje, bet ir už jos ribų. Čia treneriai dirba kitaip nei kiti strategai, su kuriais teko dirbti anksčiau. Jie man parodė, kad šioje komandoje galiu tapti geresniu žaidėju. Gosto do tipo de jogo. Mėgstu kontaktinį žaidimo stilių. Kai žaidžiau Maltoje, ten žaidėjai turėjo žymiai daugiau erdvės. Manau, kad lietuviško futbolo stilius man bus labiau priimtinas. Engraçado que no ano de 2005. Būdamas 16 nuvykau į peržiūrą Cruzeiro komandoje, o jie mane priėmė į jaunimo ruošimo programą. 2010-aisiais sulaukiau kvietimo prisijungti prie pagrindinės ekipos. Nors ir svajojau apie tai, tačiau to visai nesitikėjau. Treneris man padėjo apsiprasti prie aukštesnio lygio, o jau pirmose rungtynėse pasižymėjau įvarčiu. Vėliau su komanda dalyvavau Libertadores turnyre, kuris Pietų Amerikoje yra lyginamas su UEFA Čempionų lyga, o pirmose rungtynėse ir vėl pasižymėjau pelnytų įvarčių. Tai buvo puikiai profesionalios karjeros pradžia. Dabar esu Lietuvoje ir skiriu visą dėmesį žaidimui čia. Noriu sužaisti kuo daugiau rungtynių ir pelnyti įvarčius. Usar para esta estreia na Champions League, que é outro desafio muito grande. Não tem como, né, atleta que sonha, né, e a maioria deles sonha, não ouvir falar desse campeonato que é o mais importante. Kiekvienas profesionalus futbolininkas žino UEFA Čempionų lygą ir svajoja žaisti šiame turnyre. Tai yra ir mano svajonė, o dabar esu labai arti šio tikslo. Labai seniai pažadėjau vienam draugui, kad nupirksiu jam puikią dovaną, jeigu pateksiu šį turnyrą. Todėl tai bus papildoma motyvacija stengtis atrankos etape. Tačiau pirmiausia turiu būti pasiruošęs rungtynėms ir įvykdyti trenerio nurodymus. Žinau, kokios svarbos šios rungtynės bus Žalgiriui, todėl noriu padėti klubui įgyvendinti išsikeltus tikslus. Labai daug dirbu, kad galėčiau debiutuoti Malmėje. Atvykęs į Lietuvą žingsnis po žingsnio bandau pasiekti reikiamą fizinį pasiruošimą, o Žalgiris atvėrė duris į komandą. Tikiuosi, kad kelionės metu į Švediją būsiu įtrauktas į sudėtį ir galėsiu kovoti dėl vietos startinėje 11-ėje. Para o clube, para o Žalgiris, que tem esse desejo de crescer e ter maior visibilidade na Europa.